Pogostemon quadrifolius yra turbūt poragalapio pats greičiausiai augantis augalas, gal dar yra kokių paprastesnių. Tokiais siaurais ilgais lapais, kurie turi violetinę atspalvį, bet kadangi tie lapai yra ploni, jis neužstoja šviesos kaip kokias liudvigės padaryti. Arba valisnerijas, kai suaugs lapai, jos užsto šviesą. Tas taip neužstoja. Jo lapuose, jo stiebuose mėgsta žuvis duotis. Ir nukirpus, žiūrėkit, va čia yra stiebas eina. Horizontaliai. Aš jį nukirpau ties tą vietą ir išsišakoja. Kerpi ir iššakoja. Šaknis palieku. Tai aš laikau šitame, kadangi labai daug žuvų, pogostemoną ir spiralinį valisnerį, kadangi jie labai greitai auga. Labai. Nukerpi ir po 2 dienų žiūri, kad viršūnė jau vėl siekia vandenį. O šitą galėčiau nukirpti ties ten visas. Aš nukirpau, kad nesiektų nieks vandens. Po 2 dienų jau lapai palei vandens paviršių. Kodėl gerai? Todėl, kad sugeria nitratus gerai. Kabinas ir auga visokiam grunte ir nereiklų šviesai. Čia labai nedaug šviesos. Pavyzdžiui, Gyrofilopolisperma norės daugiau. Arba kokia liudvigė ar rotala dar daugiau šviesos. Kriptokorinas ir visas ten, jos yra lėtai augančias. Bet irgi labai nereiklės. O va šitie tai yra labai greitai augantis. Dėl to ir laikau. Laikau kaip pradinukams šičia, kadangi daug žuvų man reikia, kad greitai augtų, kažkas sugertų nitratus.